Atrodo, gal ir gerai, visiems parks nenaudojams buvo, dabar gal jaunims turės truputėlį veiklos. Šiaip tai senai reikia atgaivinti tą parką. Daug supinių nenaudojamų, gal kas nors dar pasikeis toliau ateityje. Tai mažiukai truputėlį bandė čia. Aš pati tai nežinau, pagalvosiu dar. Nesu labai didelė ekstremalė. Daugiau žiūrėsim. Laiks parodys. Tai kuris bandėt, kuris jau karstėtės, kuris... Abudu bandė. Abudu? Abudu? Tikrai? Tai kas patiko labai? Sudėtinga buvo? Kaip ten buvo? Nežinau, gal biškį ant tų, kur kvadračiukai gal nelabai jau, bet... Ant kur, ant tinklą? Ne, ant tų... Trikampiukai kur yra? Trikampiukų Žygimants nelabai, jis tik pusę įveikė, o aš visą. Limited edition, let's do some simple addition. $50 for a t-shirt, that's just some ignorant bitch. I call that getting swindled and pimped. I call that getting tricked by business. That shirt's hella dope. And having the same one as 6 other people in this club is a hella dope. Šiauliuose jis yra vienas iš pirmų parkų gavęs tematiką. Tai yra cirkas. Tai sugeneruota idėja buvo pirma, kad Šiauliuose darom tematiką ir pradėsim taip savo tinklą parkų, kiekvienam priskirti po idėją, po tematiką. Šiauliuose atsirado cirkas. Tai gal yra iš tikrųjų jau mums buvo naujas iššūkis, nes detalės, ornamentika, viskas turėjo būti daroma, tai buvo nauja komandai, statybų sektoriui ir panašiai. Tai gal sakyčiau toks truputį išskirtinis bruožas. Kaip matot, gal palyginus su kitais parkais mūsų, jisai pakankamai gal dar mažiukas, yra 3 trasos, 5, iš viso 5, 2 vaikam, 3 suaugusiam, bet rungčių skaičiumi neatsilieka ir mes tikrai plėsimės ir kad kitą kartą jūs kaip paklausit, kuo jis yra išskirtinis, aš jau turėčiau daugiau ką pasakyti. Darysim taip. Taip, rungtis yra taip, kad jos yra įveikiamos kiekvienam žmogui, tiesiog žmogus turi įveikti, taip sakant, įvertinti pats savo galimybės. Jos nėra sunkios, nėra fiziškai labai neįveikiamos, yra įvairios, daug naujų rungčių nuotykių parke yra, gal tai būtų irgi koks išskirtinis bruožas, negu kad mes kitur darom. Ir iš tikrųjų, rungtis yra paprastas dalykas. Atsistoji, prisisegi ir eini. Vaikai iš tikrųjų, jie noro kartais turi daugiau negu galimybių. Rekomenduojamas yra toks vaikų amžius, kai jau vaikas sugeba atsekti įrangą, tai yra sudėtingiausias įrankis, ką turi vaikas prie savo apraišų. Jeigu jis jau geba jį atsisekti šitą vadinamą ratuką, jis jau gali lipti. Į amžiaus negaliu nusakyti, nes būna įvairiai. Kai kur pas mus Vilniuje lipa labai jauni, 3-4 metų, čia stengsime su amžiu truputį padaryti didesnį, paskui žiūrėsim, būsim lankstus, jeigu matom, kad tikrai vaikas geba, tikrai mes jo nestabdysim ir galės jisai drąsiai pramogauti. Iš patirties galiu pasakyti, kad įvairių duomenų žmonės lipa į trasas, įvairių duomenų, įvairiaus amžiaus. Ir nereikia būti kažkokiam tai labai stipriam sportininkui, kad galėtum pramogauti, nes mes stengiamės intervalą, tą žmonių intervalą, kuris gali lipti, plėsti kuo didesnį, kad būtų maksimumas, kad visi galėtų papramogauti, kad visi tilptų į tą, vadinkime, formatą ir visiems būtų smagu ir gera.
Preliminariai yra nuspręsta, bet greičiausiai tai ir bus, darbo laikas bus, atidarysim parką 10 val. Kiekvieną dieną ir stengsimės jau žmonių nebeleisti 8 val. vakare. Tai bus jau stabdymas.